Daug kalbėjome apie kreminės pudras, apie odos tipus, apie veido odos maskavimo galimybės. Pats metas atėjo pakalbėti apie vakarinio makiažo ypatumus. Kas jie tokie ir kas yra svarbiausia. Dažniausiai man klientai teigia, kad sudėtingiausia pasidažyti akis. Galiu jums drąsiai teigti, kad iš tikrųjų viskas prasideda nuo tobulos veido odos. Jeigu veido oda idealiai padengta, belieka pasidažyti blakstienas, pasiryškinti antakius, pasidažyti lūpas ir jūs vakaro karalienė. Šiandieną, kaip ir visada, veidukas yra padrėkintas kremu, o tada padengtas silikoninė bazė. Vakariniam makiažui yra labai svarbu pasirinkti atitinkamą kreminę pudrą. Šiuo atveju jinai turėtų būti tanki ir ilgai išliekanti. Kreminę pudrą dengiame kempinėlės pagalba palei visą veido odą. Kreminės pudros spalva turi idealiai atitikti jūsų kūno spalvą. Kreminę pudrą kempinėlės pagalba denkite gan tankiai palei visą veido odą. Ties išoriniais kraštais sulyginame perėjimus ties plaukų augimo linija bei kaklu. Pasirinkite veido odos maskuoklį 2 tonais šviesesnį nei jūsų odos atspalvis. Produktą dengiame centrinėje kaktos dalyje. Pašviesiname centrinę nosytės dalį. Taip pat nepamirštame smakro centrinės dalies. Ir keliaujame prie paakių zonos. Iššviesiname trikampio formą paakių zoną. Kempinėlės pagalba priliečiam veidą labai švelniai, kad per daug nenuimtume produkto. Šiuo būdu mes atlikome veido modeliavimą, suteikėme veidui formą bei suteikėme lengvą švytėjimą. Kad makiažas ilgiau laikytųsi, fiksuojame jį su matine fiksuojančia pudra. Bronzanto pagalba išryškiname skruostikaulius, tamsindami po jų iškilumu. Skaistalus pasirenkame su satino spindesiu ir dengiame juos ant skruostikaulio. Vakariniam makiaže veido padengime labai svarbus dar vienas momentas ir vieno produkto panaudojimas. Tai yra highlighteris. Tai yra spindinčios, švytinčios dalelės ant veido. Ir jas mes naudojame tam tikrose zonose. Tai yra skruostikaulio zona, aukščiausias jų taškas, virš antakio bei gali būti viršutinės lūpos zonoje. Sekite tolimesnės makiažo naujienas.